Kadangi šitai mašinai kartais tepale atsiranda, antifrize atsiranda tepalo, tai prasiplaut reikėtų prieš keičiant. Tokius vadus supilam į aušinimo sistemą. Užvesti variklį ir leisti jam veikti 10 minučių, tuščia eiga įjungus salono šildymą. Norint praplauti, tai praplauti papildomai nereikės. Leisti užgesinti, leisti atvesti 2 minutės, 3 ir išleisti aušinimo skystį ir supilti naują. Nereikia, neplauk, niekada nieks neplauna aušinimo sistemų. Sėkmės! Kaip kava. Gerai, net kanistrą telpa po mašiną pastatyti. Purvinas antifrizas, labai purvinas. Ir užpilam antifrizo. Hado antifrizas. Virimo temperatūra 125 laipsniai. Tai yra gerai, galima bus padrožti biškį, kad užkaistų gerai. O spalva gražumo. Dabar belieka gerai nusiorinti sistemą ir šitas antifrizas turi antikorozinę funkciją, apsaugo nuo korozijos. Tai visus agregatus, pompas visas, radiatorius neleis jiems rūdyti, pelyti, oksiduotis aliuminiui. Vieni privalumai. Hado.lt. Aš persiprašau jūsų labai, skaityti nemoku. Čia parašyta koncentratas. Čia buvo kitai mašinai skirta. Va šitas turėjo keliauti į šitą mašiną. Blogiau tikrai nebus. Supyliau 5 litrį koncentrato ir užbaigiau pusę ant pusės koncentratas gavosi su antifrizu. Nu tai vadinasi, neužšals man panašiai apie 60 laipsnių. Blogiau nebus tikrai.